Greiti ir įsiutę. Pagaliau prasidėjo paskutinės franšizės dalies filmavimo darbai, o tai reiškia, kad artėja daugiau nei 20 metų trunkančios legendinės istorijos pabaiga. Be abejo, visi mes prisimename laikus, kai ši franšizė sukosi tik apie automobilius ir nelegalias lenktynes, ir tuo metu turbūt niekas net negalėjo įsivaizduoti, kad po daugiau nei 20 mečių šie filmai taps viena didžiausių kino franšizių pasaulyje. Tačiau už įspūdingų lenktynių, sprogimų ir greitų automobilių slypi daugybė įdomių istorijų, apie kurias žino ne kiekvienas. Būtent apie tai šiandien ir papasakosiu. Viskas prasidėjo nuo vieno žurnalo straipsnio. Mažai kas žino, tačiau pirmoji Greiti ir įsiutę filmo idėja gimė perskaičius 1998 metais žurnale Vibe publikuotą straipsnį Racer X, kuriame buvo pasakojama apie nelegalias gatvės lenktynes Niujorke. Ši istorija taip sužavėjo Universal Pictures, kad studija nusprendė pagal ją sukurti filmą apie gatvės lenktynininkus. Pirmasis filmas daugiausiai pasako apie automobilius, lenktynes ir automobilių kultūrą Los Andžele, tačiau bėgant metams franšizė visiškai pasikeitė. Iš gatvės lenktynių istorijos įvirto pasaulinio masto veiksmo saga, kurioje atsirado slaptosios tarnybos, tarptautiniai nusikaltėliai, tankai, povandeniniai laivai ir net automobilis kosmose. Būtent toks netikėtas pokytis padėjo Greiti ir įsiutę tapti viena pelningiausių kino franšizių pasaulyje. Vinas Dizelis atsisakė filmuotis antroje dalyje, tačiau vėliau sugrįžo su viena svarbia sąlyga. Nors pirmasis Greiti ir įsiutę filmas tapo didžiuliu hitu, Vinas Dizelis vis dėlto atsisakė filmuotis antroje dalyje. Studija jam siūlė sugrįžti, tačiau aktoriui nepatiko scenarijus. Jis manė, kad tęsinys gali sugadinti pirmojo filmo reputaciją ir todėl pagrindinio antrosios dalies veikėjo liko tik Brianas O'Conneris, kurį vaidino Paulas Walkeris. Tačiau po nesėkmingos antrosios bei trečiosios dalies studija suprato, kad franšizei reikia Dominiko Toretto sugrįžimo. Vin Diesel sutiko grįžti tik su viena sąlyga. Jis norėjo ne tik vaidinti, bet ir tapti vienu iš filmo prodiuserių bei turėti didesnę kūrybinę įtaką. Nuo ketvirtosios dalies jis aktyviai dalyvavo ir dalyvauja iki šiol priimant sprendimus dėl istorijos, veikėjų ir net franšizės krypties. Būtent nuo tada Greiti ir įsiutę iš filmų apie gatvės lenktynes pamažu virto pasaulinio masto veiksmo franšize. 2013 m. lapkričio 30 d. visą kino pasaulį sukrėtė tragiška žinia. Automobilio avarijoje žuvo Paul Walker. Tuo metu dar buvo vykdomi 7-osios Greiti ir įsiutę dalies darbai, o daugelis Briano O'Connerio scenų dar net nebuvo nufilmuotos. Filmavimo darbai kuriam laikui buvo sustabdyti, o kūrėjai net svarstė, ar apskritai įmanoma užbaigti filmą be vieno pagrindinių aktorių. Galiausiai buvo priimtas sprendimas pagerbti Paulą ir užbaigti jo istoriją. Į filmavimo aikštelę atvyko du jaunesni broliai, Caleb ir Cody Walker, ir atliko likusias Briano O'Connerio scenas, o vėliau pasitelkus pažangę kompiuterinę grafiką ir anksčiau nufilmuotą Paulo medžiagą, jų veidai buvo pakeisti į Paulo Walkerio veidą. Dėl šios technologijos dauguma žiūrovų net nepastebėjo, kuriuose scenose iš tikrųjų vaidino pats Paulas Walkeris, o kuriuose jo broliai. Ko gero didžiausias likimo paradoksas, aktorius, kurį milijonai žmonių visame pasaulyje žino dėl filmų apie automobilius ir lenktynes, tragiškai žuvo būtent autoavarijoje. Hey, thought you could leave without saying goodbye. Septintosios Greiti ir įsiutę dalies pabaiga iki šiol laikoma viena emocingiausių scenų kino istorijoje. Po Paulo Walkerio mirties kūrėjai nenorėjo tiesiog pašalinti jo personažo iš istorijos ir vietoje to jie nusprendė leisti Brianui O'Conneriui ramiai pasitraukti iš veiksmo ir gyventi įprastą gyvenimą su šeima. Paskutinėje scenoje Dominikas Toretto ir Brianas O'Conneris dar kartą važiuoja kartu, o vėliau jų keliai išsiskiria. Brianas pasuka kitu keliu, simbolizuodamas atsisveikinimą ne tik su personažu, bet ir su pačiu Paulu Walkeriu. Tuo metu fone skamba daina See You Again, kuri buvo specialiai sukurta kaip duoklė Paului. Ši daina tapo pasauliniu hitu, į kelias savaitės iš eilės buvo pirmoje vietoje Billboard Hot 100 tope, buvo nominuota Oscarui ir ilgą laiką buvo vienas žiūrimiausių muzikinių vaizdo įrašų YouTube'e. Tačiau svarbiausia ne rekordai. Daugelis gerbėjų iki šiol pripažįsta, kad būtent ši scena privertė juos apsiverkti, o atsisveikinimas su Brianu O'Conneriu tapo vienu gražiausių ir jautriausių atsisveikinimų visoje kino istorijoje. This is your car. My car?
Leti iš pradžių turėjo mirti visam laikui. Ketvirtoje Greiti ir įsiutę dalyje Leti mirtis buvo suplanuota kaip svarbiausias siužeto posūkis. Kūrėjai norėjo, kad būtent jo žūtis taptų pagrindinė Dominiko motyvacija keršyti narkotikų karteliui, todėl tuo metu net nebuvo planuojama, kad personažas kada nors sugrįš. Tačiau po filmo pasirodymo gerbėjai pradėjo masiškai reikalauti Leti sugrįžimo. Internete buvo kuriamas peticijos, vaizdo įrašai ir tūkstančiai komentarų su prašymais sugrąžinti Michelle Rodriguez personažą. Pats Vinas Dizelis, kuris nuo ketvirtosios dalies tapo vienu iš franšizės prodiuserių, šią idėją palaikė ir įtikino studiją pakeisti planus. Todėl jau Greiti ir įsiutę 5 pabaigoje po titro buvo parodyta užuomina, kad Leti vis dar gyva, o šeštoje dalyje paaiškėjo, jog ji išgyveno avariją, tačiau prarado atmintį. Michelle Rodriguez vėliau pripažino, kad apie savo personažo sugrįžimą ji sužinojo tik pamačiusi šią sceną kino teatruose. You believe in ghosts? Vin Diesel ir Dwayne Johnson konfliktas buvo toks rimtas, kad jie beveik nesifilmavo kartu. Filmuojant Greiti ir įsiutę 8 tarp Vino Dieselio ir Dwayne Johnsono kilo vienas garsiausių konfliktų visoje Holivudo istorijoje. 2016 metais Johnson socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kuriame kai kurias kolegas pavadino Candy Asses. Nors pavardės nepaminėjo, tačiau visiems buvo aišku, kad šie žodžiai buvo skirti būtent Vinui Dieseliui. Abu aktoriai vėliau pripažino, kad jų požiūris į darbą filmavimo aikštelėje labai skiriasi, konfliktas buvo toks rimtas, kad dalis jų bendrų scenų buvo filmuojamos atskirai. Pats Dwayne Johnson vėliau patvirtino, kad kai kuriuose scenose jie su Vin Diesel net nebuvo filmavimo aikštelėje vienu metu. Tačiau po beveik 7 metus trukusio viešo konflikto abu aktoriai galiausiai susitaikė. 2023 metais Dwayne Johnson patvirtino, kad jie paliko nesutarimus praeityje, o tais pačiais metais po Greiti ir įsiutę 10 titrų žiūrovai išvydo netikėtą Hobbso sugrįžimą į franšizę. The devil is coming for you. Lawman. Lying hard to find. You some bitch. Hano mirtis buvo viena didžiausių Greiti ir įsiutę apgavysčių. Daugelis gerbėjų prisimena, kad Tokio Drift pabaigoje Hana žuvo, kai jo automobilį įsirėžė kitą mašiną ir šis sprogo. Tačiau mažai kas žino, kad nors Tokio Drift buvo trečiasis išleistas filmas, pagal franšizės chronologiją jo veiksmas vyksta tik po 6 dalies. Būtent todėl 5 ir 6 dalyse Hanas vėl pasirodo ekranuose. 6 dalies pabaigoje kūrėjai netikėtai parodė tą pačią avariją, tik iš kitos pusės. Tuomet paaiškėjo, kad tai nebuvo nelaimingas atsitikimas, į Hano automobilį tyčia įsirėžė Deckard Shaw, keršydamas už savo brolį Owen. Tai buvo atskleista, kas iš tikrųjų buvo atsakingas už Hano mirtį. Tačiau didžiausias siužeto posūkis mūsų laukia 9 dalyje. Joje paaiškėjo, kad Hanas iš tikrųjų nei žuvo, nei sudegė automobilyje, slaptasis agentas Mr. Nobody suklastojo jo mirtį ir slapta padėjo jam pasislėpti. Dėl to net artimiausi Hano draugai buvo įsitikinę, kad jis miręs, ir todėl jo sugrįžimas filme Greiti ir įsiutę 9 tapo vienu netikėčiausių siužeto posūkių visoje franšizės istorijoje. Greiti ir įsiutę tapo viena pelningiausių kino franšizių pasaulyje. Tai, kas 2001 metais prasidėjo kaip filmas apie gatvės lenktynes, šiandien yra viena sėkmingiausių kino franšizių istorijų. Iki šiol visi Greiti ir įsiutę filmai kartu pasaulyje uždirbo daugiau nei 7 milijardus JAV dolerių, o vien Greiti ir įsiutę 7 tapo pirmuoju franšizės filmu perkopusiu $1,5 milijardo ribą. Tačiau įspūdingi buvo ne tik uždarbiai. Per visą franšizę filmavimo metu buvo sunaikinta 100 automobilių, nuo paprastų modelių iki retų sportinių, kurių bendra vertė siekia $10 milijonų. Visa tai buvo daroma tam, kad kuo daugiau triukų būtų nufilmuota realiai, o ne su kompiuterinė grafika, ir būtent todėl daugelis gerbėjų iki šiol Greiti ir įsiutę laiko viena įspūdingiausių veiksmo filmo franšizių kino istorijoje. Paskutinės Greiti ir įsiutę dalies gerbėjams tenka laukti kur kas ilgiau nei tikėtasi. Iš pradžių buvo planuojama, kad 11 ir paskutinė franšizės dalis pasirodys gerokai anksčiau, tačiau planus sujaukė 2023 m. Holivudo scenaristų ir aktorių streikai. Vėliau kūrėjams teko perrašyti scenarijų, pati studija nusprendė daugiau laiko skirti finalui tam, kad jis tinkamai užbaigtų daugiau nei 2 dešimtmečius trunkančią istoriją. Šių metų vasarą Vin Diesel patvirtino, kad paskutinės dalies filmavimo darbai pagaliau pajudėjo į priekį.
Taip pat kūrėjai žada sugrįžti prie frančizės šaknų, istoriją vėl perkelti į Los Andželą, kur viskas prasidėjo 2001 metais. Tai turėtų būti paskutinis Dominiko Toretto istorijos skyrius. Šiuo metu planuojama, kad finalinis filmas kino teatrus pasieks 2027 metais ir užbaigs daugiau nei 25 metus trunkančią vienos sėkmingiausių veiksmo filmo frančizių istoriją. Šiam kartui tiek. Jeigu sužinojate ką nors naujo, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo ir prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote.